Rugsėjo 27 dieną minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Keliaukime į Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakultetą pasižiūrėti, kas vyksta tenai. Tai reiškia, kad man rūpi tas, kas vyksta su žmonėmis mūsų visuomenėje. Mūsų šiuolaikiniai visuomeniai, aš nesu abejingas tai, kas vyksta žmonėm, kuriuo aš nepažįstu, bet kurie man yra, jie nėra mano giminaičiai, jie nėra mano draugai, aš jų visiškai nepažįstu, bet jie tiesiog tie žmonės, dėl kažkokių tai aplinkybių atsiduria sudėtingose situacijose. Socialinis darbas šitoje vietoje, ką man reiškia, ir ką tai reiškia, ieškoti būdų jiems padėti. Socialinis darbas yra profesija, kuri mažina kančią. Tai man būti socialiniam darbuotojui yra atrasti darną kitų žmonių gyvenime. Be šios profesijos mūsų visuomenė nebūtų tokia solidari, atlieptų į apleisto žmogaus šauksmą, tokie būtume labiau sustabarėję, tik į save orientuoti individualistai. Tai man irgi padeda tapti geresniu žmogumi. Tai man yra du dalykai. Visų pirma, tai yra mano pašaukimas, nes aš jaučiu pati, kad aš papuoliau ten, kur gyvenime ir turėčiau būti. Ir tai yra labai prasminga veikla, kuri yra labai įvairi, dinamiška, kuri yra prasminga. Ir taip pat antrasis dalykas, kad tai yra veikla, kuri yra grįsta vertybėmis ir šios vertybės atspindi ir mano asmeninės vertybės. Tai yra žmogaus teisų įgyvendinimas konkrečioje praktikoje. Žmogaus teisės, kaip mes žinom, tai yra tam tikri bendri standartai, teisiniai dalykai, politiniai dalykai, o socialinis darbas tuos dalykus realizuoja praktikoje. Tai buvo pusę metų, kaip Lietuvoje atsiradė socialinis darbas. Ir aš pasvačiau sociologiją mokiausi, buvo čia daug teorijos, socialinis darbas yra praktika. Ir aš tiek supratau, nes truputį buvau prisilietus, kad čia bus prasminga praktika. Tai vienareikšmiškai bus prasminga praktika. Be galo būtų žmogaus. Turbūt pagrindinis skirtumas, kad socialinis darbas kaip profesija yra tarp asmens ir jo aplinkos. Tai ir kalbant apie tai, ko skiriasi nuo kitų specialistų, tai būtent ta derme, asmens matymo aplinkoje. Nes, tarkim, psichologai, jie vis tik tai su asmeniu dirba, taip? Tuo tarpu socialinis darbuotojas dirba ir su asmeniu, bet jis turi taip pat nepamiršti aplinkos. Man socialinis darbuotojas pirmiausia tas žmogus, kuris be proto drąsus, gali papulti įvairiausias avantiūras, žmogus, kuris rizikuoja, kuris labai žino save, pažįsta save. Man tai žmogus, kuris mato aplinkui išteklius, moka juos susiet, surišt. Man tai žmogus, kuris be proto gerai moka bendrauti. Man tai žmogus, kuris kritiškai mąsto ir gali žvelgti į pasaulį, į santykius, į žmonės daug giliau. Ir man tai žmogus, kuris tikrai toks pilnas vilties ir optimizmo. Įgalinimas, tikėjimas. Čia kažkaip noriu susitikti pažinimas žmogaus, pasaulio ir manęs paties, manęs pačios. Nes šitą profesiją nežinoma savęs. Ir daugiau Tolerancija, pagarba ir pagalba. Palinkėčiau socialiniams darbuotojams, kad ir besirūpindami kitais, nepamirštų rūpintis savimi. Ir antras dalykas, ką palinkėčiau socialiniams darbuotojams, tai puoselėti ir saugoti savo žingeidumą ir smalsumą. Tai šitų dviejų dalykų palinkėčiau. Meilė savo, nepamesti pagarbos žmonėms ir nepamesti meilės. Meilės ir rūpesčio savo profesijai. Visų pirma, nenustoti didžiuotis savimi ir savo profesiją. Ir pagrindinis palinkėjimas yra išminties. Fantazijos ir tikėjimo. Tikėjimo žmogaus teisėmis, tikėjimo, kad žmonės turi ir gali gyventi savarankiškai ir kontroliuoti patį savo gyvenimą. Drąsiem, pasitikinčiai savimi, vienareikšmiškai mūsų profesija yra tokia nuostabi ir pasitikėkim savo galia, savo profesinę galią. Ir aišku, tikėti. Tai žodžiu, tai kad toks tikėti savim, tikėti, kad tą viltį visada turėti.
Tai niekada nepasiduoti, niekada neįkristi į tokį tunelinį mąstymą, kad išplauksiu kažkaip, nepasiduosiu, bet kažkaip išplauksiu. Tik atrasti tų vidinių savo resursų, visada pasitikėti, kad yra sprendimas ir visada save reflektuoti, kad išeiti iš sunkios situacijos.